Išlipu oficialiai Vladivostokas. 7 paros. Šiaip gan greit prabėgo ir dabar kaip tik 7 ryto čianais, tai nežinau, einu, aš neturiu nei viešbučio, nieko neturiu, reikia kažkur atsėsti kažkokią kavinę, įsitraukti kompą ir normaliai viską atsirasti, nes kol kas čia neturiu nieko, nei planų, nei viešbučių, absoliučiai nieko. Susitikom va su Nikita, jis irgi filmuoja, einam ieškot kažkur. Pamatė, kad filmuojam, apsauginis jau galvojau, kad negalime filmuoti, tai pasakė, kur nueit pažiūrėti gražių vaizdų, vietoj to, kad nuvytų. Nu, turiu pripažinti, vaizdai visai neblogi. Nikitai, kaip girdis, irgi patinka. Tiltas toks nemažas, negalvau, kad toks didelis tiltas gali būti čia. Čia miestas, kaip suprantu, labai panašaus dydžio kaip Vilnius. Tik uostamiestis. Va tokią ženklą būtent ir ieškojau, apsisuku, žiūri, yra Vladivostok. Atėjom, gėlių yra 24 valandų parduotuvė, tabaką ir kažkokią kebabinę. Dabar einam, kur galima būtų prisėsti šiltai pasėdėti. Sėdėm va kebabiniai. Galvojau, bus kebabų pabandyti su krabais, bet dar neradau. Būčiau pabandęs, o dabar sėdėm ir ieškom viešbučių. Žodžiu, atradom kažkokį viešbutį, pusiau hostelį, yra kambarių už 19-20 eurų privačių ir už 7-8 eurus hostelių. Tai manau gera kaina, einam žiūrėt. Nes dabar 7 dirba, tai 7 ryto nedaug kas dirba. O aš labai su šitą kuprinę nenoriu tusytis ilgai. Paprastas va Vladiko gatvelė, šiaip kol kas tai miestas labai gražiai atrodo, negalvojau, kad taip gražiai atrodys. Доброе утро! Доброе утро! Дорогие друзья! Кеткинетė, kuri rusiškai biški šneka. Попробовать Китай в Москве, хорошо? Хорошо, Нас хорошо. за дружбу. Спасибо. Мир, дружба, жрать. Мир, дружба, жвачка. Хорошо, Спасибо хорошо, большое. пока, Вам пока, тоже пока. удачи. Удачи! Ура! 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 Iš tikrųjų, vėl kamera, buvom šitam viešbutį. Tik tai menedžeris ir žmogus, kuris sėdė tenais, kainas skirtingas pasakė, tai šitas viešbutis netinka. Dabar apskainom dar kokį 15 viešbučių. Visi blema nori daug, po 20-30 eurų. Net kažkokiai vienai bobai paskambinam, labai pikta boba. Bet sakė, jeigu ateinat, grinai sako, jeigu sumokat iškart už abi nakvynės, tai sako, gali būti ir po 15 eurų. Tai dabar einam iki ten 1,5 kilometro eiti. Ir čia atvarėm į šitą tokį hostelį. Nori 15 eurų dienai už kambarį, ne už hostelį, jeigu gerai supratau. 15 eurų už kambarį. Ir dar 7 eurai gaunas už tai, kad anksti iškvietėm juos. Jeigu norim. Nu tai vis tiek gaunas pigiau, negu imsim kažkokį prabangų viešbutį. Pažiūrėsim, jeigu dabar įleis, tai jeigu įleis, tai pasimsim šitą už 15 eurų kambarį ir dar 7 eurai už iškvietimą. Pasiėmiau tokį kambarį hostelį, jisai pasiėmė mano draugas Nikita, pasiėmė visiškai hostelį. Nu žodžiu, mes ten pat gyvenam. Tik jis bendram kambarį, aš šitam privačiam. Aš sumokėjau 15 eurų, jisai 7. Žodžiu, tokia įdomi situacija. Ateinu, stovim prie durų, jau telefono ta buvo menedžerė, buvo žiauriai nemaloni. Jau galvoju, bet kaina labai gera, tai sakau, reikia, vis tiek duoti į šansą. Ateinu tiksliau, stovim prie durų, žiūriu ją ir taip neįmanė, ir kokias 10 sekundžių taip nejaukiai viens kitą žiūrim. Kas sako, mes pažįstami? Nu kaip ir nesakau. Tai ko tu sako, žiūri, sako, nemandagu žiūrėt. Pažiūrėjai, nusisukai. Susiekiau, nusisakau. Nu tokia. Tiesą sakant, neatsimenu, ar aplamai gyvenime aš tokią bjaurią bobą esu matęs. Bet kaina labai gera, tai vis tiek pasiėmiau tą kambarį. Iš 15 eurų nieko daug čia neatrasim. Aš čia gaunas 3 lovos būtų kambarį. Darbas, stalas, vieta. Nu žodžiu, viskas visai patogiai. Tikiau moteris, tai neįtikėtina nemalonumo. Net nežinau, ar tokia per gyvenimą esu sutikęs. Visas miestas labai toks kalnuotas, nežinau kiek čia jau matas, bet jis taip eina kalnais, kaip koks San Franciskas, nežinau, man primena. Bet va ten jis taip eina ir visas kalnuotas, tai lipi iš kalno į kalną, taip ir vaikštai. Dėjom va ten priekį tipo kažkokią vietinio Vladivostoko maisto kabachą. Pavalgysim, pasižiūrėsim. Nu čia tokia kavinukė, panašiai į kebabinę. Tik biškį prašoviau. Ne visai čia vienis maistas, čia tokia maždaug vietinė kebabinė, bet ne visai kebabai. Va. Salotos, sriubos, baulai. Čia va priekį lapša, tai kad įsivaizduotumėt yra bomžvakį, bet aš jau visą savaitę valgiau traukinį, tai nelabai noriu. Ir ryžiai su kažkuo. Kainas matot. Aš užsisakiau va šitą va baulą, skaitykim 4 eurus. Čia va Nikitos kinietiški ryžiai. Nu, meluočiau, jeigu sakyčiau, kad mano negeriau atrodo, pas mane irgi panašu vištiena, kažkoks baulas su ryžiais. Pas rusus toks bairis yra, kad va čia visur daug tokių stovi mokamų pakrovimo taškų. Lietuvoje, kiek žinau, tokie nemokami, tai keista. My name is Nikita. Nikita. Susitikom su kiniečiais autobusų stoteliai. Jie paprašė, kad atėjo prie manęs, paprašė, kad išverčiau rusiškai. Turiu pripažinti, vaizdelis vertas važiavimo. Visas Vladivostokas, įlanka.
Čia, kaip suprantu, net laivai įšalė jau į vidų, tikriausiai nenaudojami senai. O ten atsiveria Vladivostokas. Fotinas žmonės šiandien kiniečiai, rusai. Supratau, kad mes kokiam anekdote. Du kiniečiai, lietuvis ir rusas susitinka Vladivostokė. Kiniečiai tai spygauja, rėkoja, atrodo to išpraties. Šiaip tai pasivaikščiant ne problema, bet laukia -20, tai tas -20 dar toks. Boliai mėnė galima kentėti. Bet tai vėjas pučia. Ypač čia dabar, kur prie jūros vaikštant, tai pučia. Kad eina pechom. Nulypam nuo kalną, einam link to švyturio. Kažkaip įdomiai padaryta. Viena pagrindinių turistinių vietų, autobusas artimiausias prie 2 km važiuoja. Tai kažkaip, mano galva, nelogiškai padaryta. Realiai turi vis tiek atvažiuoti ir daug palyginus eit. Ypač žiemą per tokį šaltį. Logikos, mano galva, mažai. Atėjom su mūsų kiniečiais draugais pavalgyt. Šalia, jeigu matos, va koks vaizdelis per langą. Ir atradom tai, ką norėjau paragauti, ką visi rekomendavo man čia paragauti. Kamčiatkos krabai. Turėtų 25 eurų už kilogramą, nežinau, čia daug ar mažai, nesu valgęs, tai neįsivaizduoju. Nam du. OK 吗？小不小啊？这个小不小？哇，这种好大。Išveria tai tiesą sakant, gan greitai juos. Nu pažiūrėsim, kaip čia juos valgyt. Vieną tokią kainą maždaug 2,5–2,8 eurai. Mūsų anekdotas tęsias. Pavalgėm krabų, važiuojam dabar kažkokią saulėlydžio žiūrėt. Turėtų būti visai graži vieta. 7 hours。 7 hour. Oh. 你们来几天呐？How many？ 好烦好烦。 Mes važiavome iš Maskvos traukiniu 7 paras. Mes atvažiavome šiandien ryte. Today. Šitas jų vairavimas, tai man kažkokia mistika. Dešiniai pusė vairas, bet ir važiuoja dešiniai pusė. Žodžiu, atvarėm dabar su dušmanu, kadangi 4 esam, tai gan pigiai gavas paurą, susimetėm ir per visą miestą pravažiavom su taksistu. Man vienas mano žiūrovas parašė, už manęs vaizdelis neblogas, nesimato gal. Žodžiu, man vienas žiūrovas parašė, kad čia Vladivostokė yra labai didelis, įdomių mašinų turgus. Nu, aš švelniai tariant labai myliu ir mėgstu mašinas. Aišku, labiausiai mėgstu vokiškas ir amerikietiškas. Bet sakau, tiks ir iš bėdos ir japoniškas pasižiūrėt, praplėsti bendram akiračiui. Tai dabar dar pakalbėjau su to dušmanu. Čia turiu tik 2 dienas likusias. Buvau suplanavęs, kad darysiu vieną dieną būtinai į akenariumą. Bet pagalvojau, kad mašinas vis dėlto svarbiau. Tai rytoj pirmų chodu tiesiai į mašinų turgų. Tik va nežinau, ar dėsiu bendrai viską šitą video, ar darysiu atskirą video. Tai jeigu matot, kad video yra trumpesnis, vadinasi, apie mašinų turgų bus atskiras video. Nes ten turėtų būti žiauriai įdomu. Bent jau aš taip galvoju. Dar su dušmanu pakalbėjome apie tą mašinų turgų. Tai cituojant jį, kaip jisai sakė, viva kontrabanda. Sakė, jeigu prieš sankcijas veždavo čia mašinų daug, tai dabar sakė, iš vis 100 tonų veža. A iš Amerikos sakė, taip žiauriai veža, kaip niekada dar nevežė, tai turėtų būti labai įdomu pasižiūrėti. Nu, aš bent jau tikiuosi. Nu, čia vaizdelis irgi, švelniai tariant, neblogas. Šiaip sakyčiau, vienas gražiausių gyvenime matytų saulėlydžių. Net neatsimenu, kada paskutinį kartą tokį mačiau. Aišku, nelabai šveinu žiūrėt, bet tikrai labai gražus. Viskas, žiedo kelionė pasibaigė, žiedas grąžintas, atiduotas po 20 metų, 10 000 km ir žiedas grįžo į savo namus. Parėjau į kambarį, einu pamiegoti, nes jau visą parą skaityk nemiegojau, šalta. Einu pamiegoti dabar jau, tikiuosi bent biškį įsimiegoti. Naują dieną sėdim, sprendžiam kas daryti, tai dabar priėjom prie tokio sprendimo, kad su tais kiniečiais susirašėm, nusprendėm ten varyti kažkokį pležą ar kažką tokio, žodžiu, labai gražu, bet jei ten 5 valandas su viešuoju transportu varyti. Aš kažkaip labai nedegu, noriu autobusą 5 valandas vėl sėdėti, tai sakau, aš kaip irgi iš jų 3, iš mūsų 4, tik aš vienas teisės turiu. Ir kaip suprantu, tik vienintelis nori vairuoti. Tai kažkaip taip ir bandysim daryti. Nusprendėm, kad jaučiu imsi mašiną, kažkaip bandysiu vairuoti. Planas toks. Dabar porą valandų lekiam į tą turgų.
į tą automobilių turgų, kur labiausiai tikriausiai noriu pult. O po pietų kartu su kiniečiais ir mūsų rusų sutarėm, kad nuomojamės kartu mašiną ir važiuojam ten kažkur porą valandų už miesto į kažkokią labai gražią vietą. Suprantu, aš nežinau, kaip čia gausis, bet turėtų būti įdomu. Nes važiuoja dešiniai pusė čia visi, bet ir vairas čia pas visus dešiniai pusė. Tai neįsivaizduoju, kaip čia atrodys. Aišku, šiaip vairuoti labai myliu ir vairuoti visą laiką labai mėgstu. Tai tikrai neatsisakysiu tokios nuostabios progos. Va šitą huinę šitą mašiną pasiėmėm. Nissanas, čia jaučiu Leafas, aš neįsivaizduoju ir Leafas, bet žinau, kad Leaf'e va toks, va piridačių šitas, blėt debiliškas, tokia dar nieko nesumatęs. Va taip pavaras mėdė, tai čia, nu, kažkokia pornografija, bet ką padarysi. Mašina tokia, man atrodo hybridas, Nautas, čia Nissan Nautas, nu karoči, bet tas, jo, hybridas sakau. Tas pavarodnikas, karoči, toks labai nepatogus, nu, bet ką padarysi. Dievą medį nevarysiu. Mašina kainavo 24 eurus parai, tai gan pigiai. Karoči, čia daryčiau. Da, pasirodo mašiną su mirusio kumu, tai pasiėmėm kiniečius, paparkavau mašiną, pis nebeužkuriu. Galvoju iš pradžių, kad nemoku užkur šitą chlamą. O pasirodo, kad akumas miręs, tai su boosteriu prisikūrėm, dabar važiuojam. Svarbu nesustos, kad gal pasikrausto baterija. Bet šiaip tai, nu, nekenčiu iš tų mašinų su start stopais, man raktas turi būti fizinis, įkišai ir pasaky. A čia tas start stopas šiandien aišku, aš nemoku užkurti, ar akumuliatorius numiręs, nu kažkokia huinė, karodė. Nu, vaizdelis vertas. Dabar kažkur reikės 3 km iki stiklinio paplūdimio, kaip suprantu. Šitą mašiną man nelabai patinka, bet kaina gera, tai nėra ko skųstis. O vaizdelis tai tikrai neblogas. Mūsų kiniečiai nori pasisupti ant supinių su vaizdeliu. Šiaip žiemą gerai keliauti, aišku šalta, bet žmonių iš vis nėra. Turistų irgi realiai nėra niekur. Dabar 3 km eit, tokiais maždaug puskalniais. Tikriausia kažkokie žmonės labai juokingi. Toks va sugriuvęs šulinys. A čia parašyta. Parduodam vieną kambario butą. Gal visai ir juokinga. Ta prasme, kad jūs įsivaizduotumėt, mums reikia va ten iki galo. O nulipti reikia va tai va patiem. Aš, ta prasme, nu čia... Aišku, kažkaip nulipsim, bet pati mintis, kad nežinau. Europą tikriausiai čia būtų uždrausta ir neįmanoma praeiti. O čia padaryta virvė turistam, kurie labai nori praeiti. Gal ir įdomiai padaryta. Aš kažkaip nulipau dabar prieš tuos ledynus ir ten į viršų. Čia man tik tai kokio Rokiškio trūksta. Vladivostokas, Hongkongas, o Piteris už 10 štukų kilų. Nu, kažko trūksta vis tiek. Sandwich, good. Nežinau, pasivaikščiojom, visai gražus vaizdai. Vietom tokia kalnuotinė, galvojau, kad bus. O po šitą pasivaikščiojimą pamiršau paminėti, bet šokojom mašiną ir varėm vieną geriausių įvertintų gruziniškų restoranų mieste. Atvarėm tipo į prabangų gruzinišką restoraną, pasižiūrėsim, kiek kainos, ar skanu. Бля, круто здесь. С мультика? Ну, когда, короче, начинается музыка, они должны здесь прийти. А, все, я понял. Перчаточки. Попробовать сразу канал. Правильно, правильно. Блин, прикольная подача. А какие они вкусные, друзья.
可以按。 Слушайте, вот... Вот, Василий, пожалуйста. Я заявление, что 600 рублей заработал. Потому что пиво Не было. Turiu pripažinti, jaučiu, galiu sakyti, kad geriausias restoranas, kokiam esu buvęs gyvenime. Aišku, nesu labai daug įbuvęs, bet čia tikrai, jeigu ne geriausias, tai tikrai vienas geriausių. Vakaras, grįžom iš Kabacho, dabar mastam, karočią. Reikia parduotuvę nuvaryti, nes aš rytoj pagal originalo planą jau varau į Kamčiatką naktį, tai reikia nuvaryti parduotuvę, man užsipirkti gal kažko užkas ir kažką, žodžiu, mąstysim. Varom dabar dar į miestą naktinį Vladivostoką pasivažinėti. Važiuojam į Buračką, pasižiūrėt kažkokį... А что там вообще? Смотровая площадка, типа там гора. Вот. Ну, короче, kažkokia aikštė. Aš tiesą sakant, vis nieko neplanuoju. Jisai pas mūsų tėčias planuoja, aš tik nuvežu arba nueinu ir pasižiūriu. Einame į tą aikštę. Man tai įdomu, kaip jie va tokius skardžius su mašinom nuvažiuoja ir neįsitaško. Čia nežinau, reikėtų kokių roketų, šipuotų padangų, aš neįsivaizduoju, kaip čia žiemą važinėja žmonės. Aš vos užlipau tokiu ledu. Užlipam. Šiaip vaizdelis neblogas, galvojau, nebus toks geras. Kadangi dabar sekmadienis ir vidurnaktis, tai nei gyvos dvaselės čia nėra, nei iki čia nei vienos mašinos nebuvo nieko. Bet šiaip labai įdomiai. Čia va tiesiog gyvenamasis rajonas čia visur ir tokia apžvalgos aikštelė padaryta. Maždaug Fabose būtų koks Gedimino kalnas įkaltas, bet tokia įdomi, nes iki to eini grynai tiesiog per kiemus iki čia. Nauja ir paskutinė diena Vladivostoke. Einu iki mašiną. Reikia dar sutvarkyti mašiną. Dabar 8 ryto. Iki 2 turiu grąžinti mašiną. Ją prieš tai sutvarkyti ir dar į turgų nuvažiuoti mašinų už 40 km nuo čia. Tai nežinau, spėsiu. Nu, kažkaip bandysiu. Kas čia man gausis? Nu, tiesiog akimirka, ar užsikurs šitas šūdas ar ne. Užsikūrė, ne, nesupratau. Užsikūrė, pėsdės. Afigenai. Galvojau, reikės ieškoti krokodilų. Sudūriau su tokią problemą, kad mano posparnė yra va čia. O turėtų būti va čia. Ir visi klipsikai, pusę posparnės lūžęs. Nusipirkau klipsikų šitų. Dabar kažkaip bandysiu ją uždėti. Mašiną reikia grąžinti už 3 valandų. Ir dar už valandas reikia priduoti į hostelį. Nu, per 10 minučių kažkaip uždėjau. Iš kokių 15 klipsikų vietų, tik 4 nesalūžusias. Tai nežinau, kiek čia atlaikys. Svarbu, kad iki mašinos atdavimo laiko atlaikytų. Va tik va šitoje vietoje, va. Šitie 3 laiko. Ir va ten dar vienas yra, visi kiti sulūkė. Visio, susirinkau monetkės. Hostelį atidaviau. Einam dabar iki mašinas ir važiuojam iki automobilių to turgaus. Už 17 valandų jau skrydis į Kamčiatką laukia, tai reikia greitai suktis. Nes yra ruostas dar 50 km nuo miesto. Karočią, boosteris numirė, mašina nesikūrė, reikia pakrauti. Boosterį gal įsikurs. Ar taip laiku visur nespėjom, ble. Važiuojam iki turgaus to mašinų, o šiaip pačiam Vladivostoke man kol kas labai patinka vairuoti. Nes šiaip nemėgsiu aš tų megapolių, tam kaip Maskva, Piteris, man vat. Kaip čia Vladivostoke galvojau bus daugiau eismo, bet čia eismas dar toks, nežinau, sakyčiau gal. Toks labiau gal Lietuvoje būtų kaip Kaune maždaug. Yra tų provikų, bet jos tokios nedidelės. Tai labai patogu važinėt. Miestas nėra labai didelis toks idealaus beveik dydžio. Tai visai patogu važinėti su mašina. Nėra didelių provikų, didelių spūsčių. Atvarėm į degalinę, nes reikia su pilnu bachu grąžinti. O baką išvažinėjom kiek čia, 2-3 padalas, nežinau, matos. Pažiūrėsim, kiek išvažinėjom kūro ir kiek tai kainuos. Pripylėm 9 litrus kūro, sumokėjom maždaug 6 eurus. Išvažinėjom kažkur apie 100 kilų. Tai nedaug, sakyčiau. Dar paėmė 10 eurų mokestį už tai, kad mašina purvina. Pasirodo, vakar šitą sakė, bet aš kažkaip praklausiau. Nelabai buvau patenkintas, bet reikėjo vis tiek jau mokėti, nes pasirodo, Nikita sakė, kad vakar šitą aiškina, aš kažkaip praklausiau. Na, o iš mašinų turgaus tikriausiai gausis visai atskiras YouTube'ės video, kuris dar nežinau tiksliai kada išeis, bet turėtų būti visai įdomus, kadangi čia gavom pamatyti labai daug mašinų, kurių nėra Europos rinkoje. Aš tokių mašinų tiesą sakant net nebuvau matęs, tai manau turėtų būti visai įdomu pasižiūrėti. Nežinau, ar esu matęs gyvenime mažesnę mašiną, Honda kažkokią, 16 metų, kubatūra jaučiu 0,6 litro, gali tai būti? Taip spėčiau, tikrai ne 6 litrai. Ta prasme, kad jūs užduotumėte ties dydį. Tai va dabar kamera yra akių lygiai. Realiai stogas man, ties bamba. Nu, kad įsivaizduotumėt, kokią dydžią mašiną prie manęs. Aš
Skaitykime su beveik 1,9 m. Tai tokia žaislinė mašina, jaučiu beveik ir apveršiau vienas. Pasivaikščiam, žodžiu, pa šitą turgų. Dabar kažkur greitų metu jau šoku į taksą arba į busą ir varau į oro uostą. Laukia skrydis į Kamčiatką. O iš mašinų turgaus bus atskiras video į YouTube. Atėjom pavalgyti tokią tikrą tarybinę virtuvę. Tokia kaip nusikėlus laiką mašiną atgal. 2 kotletai, makaronai, kompotas, duona ir burokėliai. Ko daugiau norėt, viskas už 4 eurus. Visio, viskas. Aš su Nikita atsisveikinu. Tikiuosi, kad kažkada gyvenimas dar tikriausiai suves manau mus. Bet šitam etapui užtenka, važiuoju vienas toliau į oro uostą, tęsiu savo kelionę vienas. Vladivostoko oro uostas. Neatrodo kol kas labai didelis. Pažiūrėsim kaip atrodo. Skrydis dar tik už 8 valandų. Atėjau va į tokią kavinę, parodysiu. Apačioj kavinė, sakau, žiūriu antras aukštas. Atėjau į antrą aukštą, nei vieno gyvo žmogaus nėra. Tai labai gerai, pasėdėsiu čia. Taip atrodo, oro uostas toks nedidelis. Gal panašiai kaip Kauno dydžio spėčiau, gal biškiai už Kauno didesnis, kažkas tokio. Sėdžiu savo ramiai, dirbu, girdžiu, kažkas čia vyksta. Čia kažkas kažkam rengia kažkokį, kaip sakant, atvykimo vakarėlį. Kolonkė, muzikantai 3 ir su vėliavėliam laukia čia kažkokie panašu kažkokių azijiečių atvykstant. Kažkam kaip dantų užsakė priėmimo vakarėlį. Hebra net kolonkę su mikrofonu nepatingėjo atsitempt. Vaikštau po oro uostą ir matau tokį bairį, jaučiu kapsulinis viešbutis. Dešinė pusė laisva, kairė užimta. Tokią bairę dar nesu matęs. Šiaip tai nebloga idėja. Va taip atrodo, 2 vietas miegamas, kaip suprantu, viena viršui, viena apačioj. Bet pats principas tai labai geras. Pačiam daug kartų būtų toks pavertęs, tik tai kitose oro uostose. Bet tiesą sakant, nepigus. 3 valandos 24 eurai, 4 valandos 30 eurų, 2 valandos 19 eurų. Nu, nepigu. Tiesą sakant, pigiausia valanda 12 eurų. Miegas, kaip sakant, prabanga. Kol kas tiek iš Vladivostoko, dabar laukia video iš Kamčiatkos, mašinų turgaus, interviu su Nikita. Žodžiu, prenumeruojam, žiūrim ir laukiam kitų video.